Sveiki atvykę į Šilutę. Čia aikštės šeimininkai šiandien pirmose serijos rungtynėse susikaus su svečiais iš tolimosios Jonavos. Jonavos ekipa, kuri dabar greitoje atakoje 2 taškai. Rungtyniavo, tai Sanfordo statistika siekia vos 14 taškų ir vos 13 naudingumo balų. Čia greita ataka Pacevičius. Varžovų komandinė pražanga, antroji ir asmeninė Ernestui Serkevičiui, o Kai Hovardas neplanuotas. Rimanto Grigo keitimas. Šerkšnas 2 taškai. Perkinsas, jo įmetimas Gvazdaičius. Dar vienas šansas Jonavos komandai. Jankaitis po krepšiu antrasis šansas, ir tiesiog dominuoja po krepšiais Jonavos. Rekordinį pranašumą 9 taškais. Šiandien Jonavos ekipa dar nepirmavo. Čia Sanfordas padaręs Linkevičius. Tiesa, jo komandos draugui tiesiog nepavyko pataikyti iš po krepšio. Jį kol kas turi 4 taškų deficitą. Furmanavičius prieš Andrių Gaidį veržiasi link krepšio. Komandai nepavyksta pasivyti savo varžovų. Čia Gaidys, jo metimas netikslus. Gvazdaitis atkovoja kamuolį. Jonavos gretose jau visi 11 registruotų šiandien rungtynėse žaidėjų pasirodė ant parketo. Šerkšnas 4 sekundės. Puikus perdavimas Gvazdaičiui, šis krauna kamuolį iš viršaus. Net 9 taškus ir apskritai 13 taškų per trečią kėlinį pelnė jonaviečiai. Čia Sanfordas 2 taškai su pražanga. Ten viską bandė padaryti Justas Vazalis. Puikiai šiandien savo aukštaūgį išnaudoja Laimono Eglinsko auklėtiniai. Furmanavičius, jo 2 taškai su pražanga, lygiai toks pat atsakymas. Miknevičius taip pat paskutiniu metu nemeta, o čia Sanfordas atspėjo varžovų sumanimą. Dalyje per pirmuosius 2 kėlinius net 13 kamuolių. Furmanavičius, jo dėjimas iš viršaus. Dovanėlė Jonavos komandai ir Furmanavičius. Dabar ne iš pirmo karto pavyksta sugauti kamuolį Mantui Šerkšnui. Perkinsas po krepšiu, ten dėjimas iš viršaus. Šilutės ekipos spaudimas ir vėl pereina lengvai šį spaudimą Jonavos ekipa. Čia persvara Lejopas ir Grantas Vasiliauskas. Ataka žemė oras ir Šilutės varžovai vėl pelno taškų. Šerkšnas iš 3 taškų zonos. Dabar labai svarbus Jonavos ekipos išpolis. Čia daug laisvės Martynui Linkevičiui ir patyręs veteranas šuma iki 5 taškų. Dabar šilutiškių atsakymas po minutės pertraukėlės. Perkinsas iki galo 2 taškai su pražanga. Skirtumas mažėja iki 2 taškų. Gvazdaitis ir Perkinsas ten pasiruošę. Antrasis metimas netikslus. Ir Jonavos ekipa triumfuoja pirmajame šios serijos mače po labai atkaklios kovos ir po tikros dramos.